Visiems sveiki. Norėjau šiandien papasakoti šiek tiek apie gilių kavytę. Papasakosiu vieną receptą, kurį jau daug metų pats darau ir kurį gavau iš tokios babulytės, kuri turėjo savo kavinę. Ir ten naudodavo tik tai gilių kavą, su pienuku darydavo. Tai aš jums viską pažingsniui papasakosiu, gal kam nors bus naudingi dalykai tokie. Tai va, kaip minėjau, renkame tiek pačius didžiuosius giliukus, kad iš jų kažkokia nauda būtų. Tai va, ir tik tai lengvai nusimančius, o dabar pas mus yra rugsėjo jau 10 ir jau pats laikas, ypač iš pietinės pusės, pavyzdžiui, giliukai labai gerai nusirenka. Va, pradedam rinkti gilės. Geriausiai gilės rinkti va yra nuo medžių. Ir kurios jau vos pajudinus krenta žemė. Kadangi ant medžių, kur yra ir plus jos yra švarios, nebus greičiausiai sukirmijusios, maža tikimybė. Ir aišku, mes imame tik tai pačius didžiausius gilius imam. Imam pačius didžiausius, įskinam, tada jie bus daug didesni ir kada jie sudžius, iš jų kažkas dar lieka. Mes darysim gilių kavą. Kokia yra pradžia, va dabar pats laikas rinkti. Jos visos pasirodo, kurios geros, blogos, tai yra spalio gale, visos nukritusios, mes jas surinksim, tada bus kiti procesai, kuriuos mes jums būtinai parodysim. Tai va, rinkit gilelės. Čia mes džioviname rinktinės ąžuolo gilytės, aš dabar džiovinsiu porą parų ir tada, kitas jau pradėjo sproginėti, matot, va, ir tada pradėsime saižyti ir prasidės skrudinimo procesas, bet viską mes jums parodysim, kaip viskas vyksta. Va, žiūrėkime, kaip jūs gražiai pradeda aižyti jau po paros džiovinimą ir temperatūra yra 50 laipsnių.